skaitom kodeksą nuo kokio 41 straipsnio. Nes iki yra tas kažkas, kas lozungai, šūkiai ir panašiai. Ir iškyla ginčas, o kokia turėtų būti darbuotojų taikoma dienpinigių norma? Ši konferencija yra puikia proga pasisemti praktinių žinių, išgirsti naujausią informaciją darbo teisės srityje. Pagrindinė turbūt priežastis šiandien susitikti su naujais žmonėm arba pamatyti tos pačius, tokia kaip bendruomenė šventė. Antras dalykas, mes turbūt kasdieniniam kontekste bėgam, lekiam, darom, gaisrus gesinam, o čia toks būdas, kaip sakoma, truputį išsijungti ir sugrįžti prie tų temų, kurias žinom. Gal biškį pamiršom, galbūt reikia vėl pasikartoti, o galbūt ir nereikia pasikartoti, bet kartojimas mokslo motina. Darbo teisės profesionalai, personalo profesionalai išsineš tam tikrų praktinių patarimų ir žinių, kurios leis kritiškai vertinti savo formuojamus ir priimamus sprendimus, o kai vertini kritiškai, priimi ko gero teisingiausią ir saugiausią sprendimą. Kiekvienas ateina su noru kažką tai sužinoti naujo. Kiekvieno pranešėjo tikslas turbūt yra, kad bent vieną, dvi idėjas parsinešę į savo darbovietę vėliau įgyvendintų ir tai prisidėtų prie kokybiškiau reguliuojamų darbo santykių. Tai yra apie žmonės. Viskas santykiai darbuotojo, darbdavio, tai vienareikšmiškai visos praktikos, visi pakeitimai ir kaip jie realiai vyksta, tai yra labai naudingi ir reikalingi kiekvienam. Man konferencijos reikšmė yra pasidalinimas idėjomis, naujienomis ir pabendravimas su kolegomis teisininkais ir personalo specialistais. Mes galime gauti labai vertingos ir naudingos informacijos tiek apie esamą reglamentavimą, tiek apie naujus galbūt aiškinimo būdus, metodus, įvairius probleminius klausimus. Gauti jos atsakymus ir išsinešti iš jos kažką naujo, kažką galbūt pasižiūrėti grįžus ir tapti geresniu profesionalu. Išgirsti dar kartą, atsiminti senus dalykus ir naujų įžvalgų pasisemti iki kitų metų konferencijos.